pirmasis tyrimas labai nedidelis. Tikrai šie du tyrimai nėra kažkokie labai dideli moksliniai tyrimai, tai yra tiesiog 2 apklausos, o pirmoji tai yra tiesiog visiškai maža. Tai buvo verslininkų nuomonės išsiaiškinimas, verslininkų, kurie dirba rekreacijos srityje, verslininkų nuomonės išsiaiškinimas apie tai, kaip jie mano, apie tai, kaip jų verslą galėjo įtakoti ar galės įtakoti Baltijos jūros kokybę. O antrasis tyrimas, tai tas buvo 2008 metais pirmasis, o antrasis žymiai naujesnis, pernai atliktas ir truputėlį didesnis, taip vadinamas Baltic Survey. Ir čia jau buvo apklausta visuomenė visos Lietuvos, buvo ir tų žmonių, kurie gyvena prie jūros ir tų, kurie toli nuo jos, kaip žmonės, kaip visuomenė vertina jūrą, kaip jie mato, koks yra jų požiūris į jūros vandens kokybę, kaip jie prisiima atsakomybę ir panašiai. Tai čia tiesiog priminimui, jums neverta priminti, kokios šalys čia dalyvavo tame tyrime, visos, kurios yra aplink Baltijos jūrą. Tai kaip minėjau, tas pirmasis nedidelis tyrimas 2008 metais buvo kalbėta, buvo tiesiog daryti interviu su keletu žmonių, čia su 12 įmonių, bet iš tikrųjų žmonių šiek tiek daugiau buvo, ir tos įmonės buvo tos, kurios organizuoja rekreacinę veiklą, tos, kurios užsiima tik apgyvendinimu, tos, kurios suteikia buriavimo ten burlaiviais ar jachtomis plaukiojimo paslaugas, tada tos nedidelės, čia žvejyba turima galvoje ta tokia rekreacinė, kurios siūlo irgi pažvejojimą ir taip pat viena buvo susijusi su nekilnojamojo turto nuoma ir pardavimu. Taigi, kokia jūsų nuomonė yra Baltijos jūros aplinkos būklė? Tai dauguma gyventojų, ir čia iš tikrųjų visose šalyse, negalėjo labai aiškiai pasakyti. Nei labai gera, nei labai bloga. Žodžiu, vidutiniška. Toliau, kaip ir patvirtino pirmasis, tas nedidelis tyrimas, kaip ir šis tyrimas patvirtino, kad žmonės galvoja, kad kokybė Baltijos jūros aplinkos neįtakoja jų rekreacinės veiklos, nes taip turbūt ir yra iki šiol. Čia tiesiog išskyrėm porą tokių ekstremalių šalių, tai pavyzdžiui, Rusijos gyventojai galvoja, kad jūros būklė per 10 metų pablogėjo, o Vokietijos gyventojai galvoja, kad pagerėjo. Ir rezultatas yra Nord Stream. Jo. Toliau, buvo irgi toks klausimas susijęs su tai, su tuo, ar žmonės apskritai mano, kad reikia susirūpinti dėl Baltijos jūros aplinkos. Tai tokių Lietuvoje, Lenkijoje ir Vokietijoje buvo maždaug 42%, o kitose šalyse buvo 65%. Taip, kad čia lietuviai yra tarp tų, kuriems irgi neatrodo, kad kažkas yra labai blogai. Toliau, aš minėjau, kad buvo klausima žmonių, kokios jų nuomonė yra didžiausios problemos Baltijos jūroje. Tai čia yra išvardintos tos problemos taip, kaip eiliškumo tvarka, taip kaip atrodė lietuviams. Tai pirmiausia, buvo pasakyta, kad dideli naftos išsiliejimai yra didžiausia grėsmė ir su tuo sutiko taip pat ir kitos 8 šalys. Toliau buvo nedideli kasdieniniai naftos išsiliejimai paminėti ir taip pat visose kitose šalyse ta grėsmė irgi buvo paminėta tarp svarbiausių. Ir absoliučiai visos šalys sakė, kad šiukšlinimas, paplūdimių ir apskritai jūros yra labai svarbi problema. Toliau 8 šalys ir Lietuva, kaip matot, taip kaip žmonės vertina ir užima 4. poziciją šitą grėsmė, kad yra žala jūros augalijai ir gyvūnijai. Toliau sunkiai metalai ir kitos pavojingos medžiagos, arba tarša sunkiaisiais metalais ir kitom pavojingom medžiagom. Ir
lietuviai taip pat dar paminėjo nesprogusias minas ir cheminį ginklą dugne. Taip pat buvo paminėtos dar keletas kitų problemų, bet jau ne tiek daug. Čia, manau, šis klausimas yra gana svarbus. Buvo klausta žmonių, jie turėjo atsakyti, ar aš visiškai sutinku, ar aš iš dalies sutinku, ar aš nežinau, ar taip, ar aš iš dalies nesutinku, ar aš visiškai nesutinku. Tai buvo klausta jų atsakyti į klausimą, ar jie daro įtaką, ar jie patys galvoja, kad jie daro įtaką Baltijos jūros aplinkos kokybei. Ir taip pasakė dauguma gyventojų Lenkijoje ir Švedijoje, o ne pasakė dauguma gyventojų kitose šalyse, tačiau daugiausia tokių gyventojų buvo Lietuvoje. Reiškia, lietuviai nemano, kad jie įtakoja Baltijos jūros kokybę. Toliau dar vienas klausimas, irgi, aš manau, labai svarbus. Aš pats galiu dalyvauti gerinant Baltijos jūros būklę. Vėl taip, dauguma atsakė Lenkijoje ir Švedijoje. Čia įdomu, kad Lenkija, nors yra mūsų kaimynė, atrodo irgi visai šalia, gal turėtumėm kažkaip panašiai galvoti, bet jie šiek tiek atrodo, bent jau iš to tyrimo galvoja kitaip. Tai, kaip sakiau, Lenkai ir Švedai mano, kad jie patys gali dalyvauti gerinant Baltijos jūros būklę. Ir vidutiniškai visose šalyse taip mano maždaug 27% žmonių, tai nėra labai daug, tačiau Lietuvoje vėl tokių žmonių yra mažiausia. Jie negalvoja, kad jie gali dalyvauti gerinant Baltijos jūros būklę ir kaip tik daugiausia, net 62% lietuvių yra nelinkę imtis atsakomybės. Tai aš manau labai svarbu vėl čia tiesiog norėčiau pavaizduoti, kad šiuo atveju aš visiškai nesutinku, kad aš galėčiau dalyvauti gerinant kokybę. Yra mėlynas, aš daugiau nesutinku, nei sutinku raudonas ir paskui aš nei sutinku, nei nesutinku. Matot, šitas irgi vėl yra labai didelis stulpelis arba keletas stulpelių panašiai ir Latvijoje. Toliau buvo pateikti ir to klausimo keletas atsakymų apie tai, kas turėtų imtis veiksmų jūros aplinkos kokybei gerinti. Buvo išvardinta, kad tai galėtų būti nuotekų valyklos, žvejybos įmonės, pramonės įmonės, uostai ar ten taip pat ir ūkininkai. Tai dauguma Danijos, Estijos, Lietuvos ir čia jau įeina Lietuva, Lenkijos, Švedijos bei Rusijos gyventojų sakė, kad didelį vaidmenį sprendžiant problemas turėtų prisiimti ūkininkai. Tai, manau, yra labai neblogas ženklas, kad žmonės supranta, kad žemės ūkio veikla, nors jį ten vyksta kažkur toliau, nebūtinai visiškai prie Baltijos jūros, bet yra suprantama, kad tarša vis dėlto per upės atiteka į Kuršių marių ir patenka taip pat į jūrą. Taigi, čia jau mes artėjam prie pabaigos. Kuogi išsiskiria Lietuvos gyventojai? Jau šiek tiek aš pasakiau, nes mes čia ir parinkom tuos klausimus, kuriuose šiek tiek matosi Lietuvos gyventojų išskirtinumas, bet pagrindiniai, man atrodo, yra du dalykai, kad Lietuvos gyventojai mažiau nei kitų šalių gyventojai yra linkę manyti, kad jie asmeniškai įtakoja Baltijos jūros kokybę. Ir tai iš tikrųjų nėra geras ženklas, nes mes visi teršiam. Ir taip pat, kad Lietuvoje yra daugiausia žmonių teigiančių, kad jiems būtų nepriimtina finansiškai prisidėti prie Baltijos jūros aplinkos apsaugos problemų sprendimo. Tame klausimyne buvo klausta, buvo pateikta keletas pasiūlymų, kaip galbūt, jeigu finansiškai žmogus sutiktų prisidėti, kaip būtų galima
tą padaryti. Buvo siūloma apskritai pakelti mokesčius, buvo siūloma pridėti tam tikrą dalį prie mokesčių už, sakysim, mėnesio mokesčių už vandenį ir nuotekas, kurį kiekvienas žmogus moka. Buvo siūloma pakelti taršos mokesčius, kurios moka pramonės įmonės. Ir taip pat buvo siūloma, vienas iš variantų buvo, kad būtų galbūt galima įvesti tam tikrą mokėjimą, galima pavadinti vėlgi mokesčių, bet jau tokį, kuris būtų surenkamas į specialų tam Baltijos jūros apsaugai skirtą fondą. Tai iš tų 4 variantų, aišku, lietuviai pasirinko tai, kas jam asmeniškai atrodo yra mažiausiai skausminga, tai yra tai, kad reikėtų pakelti mokestį už taršą pramonės įmonėms, nes, aišku, tada yra manoma, kad jau aš pats neturėčiau mokėti. Bet ūkininkai daugiausiai daro žalos. Tokių klausimų. Kaip? Bet tų klausimų nepasako, kad ūkininkai. Taip. Bet jeigu mes nuimtumėm tą atsakymą, kur jie siūlo, jeigu reikėtų didžiausią mokestį uždėti pramonės įmonėms, tada iš likusių 3, ten iš padidintų mokesčių apskritai mokesčių už vandenį ir specialaus mokesčių tam tikrą fondą, jie mano, kad tada jau geriau būtų tas mokestis į specialų fondą, kadangi jie būtų užtikrinti, kad iš tikrųjų tie pinigai galbūt nueitų Baltijos jūros aplinkos kokybės gerinimui. Ir čia yra šitą dalyką, tokį finansinį nenorėjimą prisidėti, rodo, mes esam dar darę irgi keletą kitų studijų, šiek tiek kitokius, bet susijusių irgi su vandens kokybės gerinimu kai kuriuose kitose Nevėžio ir Neries upių baseinuose. Tai lietuvių yra labai daug, visada bent jau pusė tokių, kurie nenori mokėti visiškai. Ir pagrindinės priežastys yra tos, kad yra nepasitikima, reiškia, valdžia, yra sakoma, kad valstybė turi, mes ir taip mokam daug, valstybė turėtų rūpintis tuo ir mes nenorime finansiškai prisidėti. Ir šiuo atveju norėčiau tik pasakyti, kad irgi tarp visų šalių lietuviai buvo paskutiniai vietoj, visi kiti norėtų prisidėti finansiškai, jie sako, kad jie galėtų prisidėti daugiau. Tai man atrodo, kad čia yra paskutinė skaidruolė. Labai ačiū. Tai rezultatai, gal čia mes parodėm, kad kur jau čia lietuviai išsiskiria, bet šiaip kitais klausimais tai mes labai elgiamės prie jūros panašiai kaip ir visų kitų šalių gyventojai.